integruotis, kad vokiečiai nebenorėtų. Bet jie daro ekonominę ekspansiją, mes matome, kad jie sakome. Tai latas brangesnis. Taip. Nežinom, kad dabar jie laukia. Ar jie 3,5, už eurą. Taip aš matau. Tai dabar Latvijai paimtas. Tai kas bus, dabar Latvijai laukia. Tai dabar kokie bus dalykai, tai dabar praktiniai. Tai dabar sako, visi sako, čia tradicinė schema. Kovoti su užapalinimu. Kad jūs ateinate, kava kainavo tiek, pagal kursą jau žiūrite už apvalinimą. Kilimo prasme. Kaip kovoti? Taip? Ta prasme, kaip tu gali paveikti rinką? Nu, neteisi, ar ten patiekalas, taip? Kažkur kaviniai, ar jūs nueisit, bet kainavo tiek, jūs paskaičiavot, užmetėte 5 euro centus. Taiga pabrango kitą dieną. Ar ne? Už apvalinimą. Į tą pusę. Sako, ką darė, pavyzdžiui, Slovenija, kai įsivedinėjo. Darė juodų sąrašų. Skelbdavo viešai ten spaudoje, internete, kompanijų sąrašus, kurios, gėdos tų įvairiausiom tokiam prie. Nes tu negali jų priversti, taip, kaip tu, čia yra rinkos ekonomika. Tokie dalykai. Įvairiausių tokių bus priemonių ir čia pas mus padarytas planas, kaip čia visais būdais neleisti, bet tai priklauso nuo verslo kultūros, taip, ir verslininkų kultūros ir supratimo. Bet mes turim pavyzdį Europos krepšinio čempionatą. Kai visi atvažiuos čia, 2 savaitės pažaisti. Tai pasimsim už 5 metus, ten viešbučių kainas ir padarė prosmės. O suprantat, ir antra rinkos priežiūra. Tai yra konkurencijos taryba. Visi turi būti, bet kaip tu prižiūrėsi. Už apalinimas bus. Visi tai turi. Vokietija, ten, sakysim, Prancūzija, kur yra kietos biurokratijos, taip, rinkos priežiūra, drausmingi vokiečių verslininkai, verslo kultūra aukšta, taip, tarpusavio ten santykiai verslo, yra etika ir visa kita, taip, verslo socialinė atsakomybė, ten visokie dalykai, taip, programa. Ir tai apvalinama, taip, tai va čia bus vėl, tai apvalinimas, kažkas, bet tai bus. Taip. Nes Lietuvos bankas yra paskaičiavęs, kad įvedimas kaštai verslui, bankams, nes reiks pertvarkyti buhalterinę apskaitą, visas informacinės sistemas kompanijų. Vietoj litų eurų, įsivaizduot, visą pertvarkyti sistemą, jeigu vertinimų nuo 700 milijonų litų iki beveik iki milijardų. Tie kaštai. Kur tie kaštai atsiras? Mokės kas nors iš kišenės ar įdės į sąnaudas ir į kainą. Nes, taip, gamybą. Padarys viską, tai įdės. Taip, samdys specialistų, papildomą IT, taip, informacinių technologijų. Pirks kažkokius IT produktus, dar kažką, kompanijų. Tai bus savikai. Tai, sakysim, vienkartiniai, tie pabrangins, tokie. Tai tokie vertinimai ūkiui visam, nes visiems reiks pertvarkyti, taip atitinkamai, apskaita visas sistemas. Taip, įdiegti visokiausius. Atsiskaitimo sistemos, pažiūrėkime, visi dalykai. Pažiūrėkime, kas bus vien komunaliniai, taip, sektorius. Visus tos elektro, dujos, tos minėtos. Viskas turės būti kitaip. Lietuvoje pagal lito įvedimo planą, kad metus atrodo, metų turės rašyti kainą šalia ir litas ir euras. Ir naujame, ir senoje, kad žmonės matytų. Tokių visokių techninių dalykų, jų bus. Toliau Lietuvos bankas tam plane su vyriausybės nutarimu patvirtintam 604, ten yra tokia pozicija, kad metus neleisti, nekils kainos transporto paslaugų ir visokiausių tokių. Va tokių. Keleivinės ten, ta prasme, metus kontroliuoti, kad tai nesmoktų. Dabar, bet, kada aš sakau apie euro įvedimą, kada Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje įvedinėjo eurą, žmonėms buvo neaktualu, kas pas mus yra žiauriai aktualu. Ir kažkodėl to nėra punktų. Jis labai svarbus, mano požiūrį. Jie turi privalomą valstybinį sveikatos draudimą. Aš Belgijoje, Prancūzijoje, kai gyvenau. Žmogus, jeigu visi vaistai, kuriuos išrašo gydytojas su receptu, jiem kompensuoja. 100%, 80%, praktiškai visų vakarų Europų. Taip, tose šalyse. Tai tau nesvarbu, ar ten markė, ar euras, tie vaistai tau kompensuoja. Taip. Visos tos medicininės paslaugos, gydymo ir vaistai. Taip? Mes žinom, kaip pas mus Lietuvoje, kokia vaistų rinka. Taip? Čia pas mus, kodėl nenorima, ar nereiks reguliuoti,
vaistų ir medicinos paslaugų rinką. Nes visur, kur įvedinėjo eurą, visur, kad kainos pirmiausia ne per prekės ar maisto produktai ar kas, paslaugų sektorius visur. Paslaugų sektoriui kainos, paslaugų, visur, plačiaja prasme visos paslaugos. Čia ir čia reikia kontroliuoti situaciją. Tai bet mes įsivaizduokim skirtingai nuo vokiečių ar belgų, kuriam nesvarbu, ten išrašė ten tuos vaistus, jis nemoka pinigų, jam ten kompensuoja, jis atnešė vaistinį kodą išmušė. Ir jam nesvarbu, ten buvo euras ar ne. Pas mus ką tai reiškia? Kas kontroliuos vaistų ir medicinos paslaugų, kur ir taip niekas nesuvaldo, ne? Vytenis Povilas Andriukaitis dabar ten bando privatininkus ten paspausti, taip? Ir ten tuos pinigus rautus kažkaip sutvarkyti. Kam patinka, nepatinka, ten mes su esam diskutavę įdomių dalykų, jis man yra sako. Pasirodo, sako, iki šiol nėra, gal dabar jau įvedė. Pasirodo, kad jeigu jūs steigiate kavinę, taip, tai bus masė ten reikalavimų, sanitarija, kiemą, taip, prieš gaisrinę visą kitą, padaryti privačią ligoninę, jūs galite va šitą padaryti. Nėra kažkokių, žinot, tų specialiųjų. Aš kalbu ne apie operacinį, kas jau, bet jūs savo būtė įsteigėte ligoninę, kažką. Daug tokių, ten daugybė nenoriu, bet aš kalbu apie tą sektorių. Ar mes matom, kaip mes ten sureguliuosim, niekas nesako, kad ten reikia reguliuoti metus, neleisti vaistam dabar ten žaisti vaistai. Taip? Bet aš žinau, kad pas mus, puikiai žinau tą sektorių, taip, kad pabandykite, yra pigus indiški vaistai, jų nėra Lietuvoje. Taip? Vienas mano buvęs kolega, kai buvau Seime, buvo tuo metu sveikatos komiteto pirmininku, tai jį atstatydino iš sveikatos komiteto parlamente, už tai, kad į komitetą, į sveikatos komitetą atėjo Rusijos dūmos kvietimas jam atvykti į jų sveikatos komitetą su vizitu. Ir tą faksą pasirašė Brincalų, vadiniausias vaistų ligatorius. Tai už tai, kad atėjo kvietimas ir niekur nevažiavo, jį atstatydino. Tai vaistų sektorius mes patys matom, kokia ten situacija. Ir medikamentai, plačiaja prasme, ir medicinos.